aš visada galvojau, kad pasiskaitęs bent suvokimo doors of perception, suvokimo duris, kad įkali kokią LSD arba užvalgai grybų ir tada susikonstruoji realybę tokią, kokią nori, ne? Pasirodo įmanoma dar ir kitaip tą daryti, tai vat kaip tai tas bus daroma ir papasakos mums Lukas, žodis jam. Ačiū labai už pristatymą ir ačiū labai pirmiausia, kad jūs atėjote, man net nejauku užimti jūsų laiką ir liūnį veiklą tokiais gal keistais sumanimais ir pasiūlyti pokalbį savotiškai keista, galbūt keisto rakurso tema, nors tema lyg ir kaip buvo mums visiems labai artima. Taigi mes kalbame apie tikrovę, galbūt apie sąmonę ir jos dalyvavimą tame, apie tai, kaip sąmonė suvokia tikrovę, mūsų sąmonės santykį su tikrovė, kaip nesuvokia, kaip nekūrė tikrovę kažkuria prasme. Ir taip pat, be tokio metafizinio aspekto, apie tą mūsų kasdieniniais turkėtais batais nuvaikščiotą kasdieninę tikrovę, kasdieninį pasaulį, kurį jau mums atrodo labai verta peržiūrėti naujai, todėl kad mes dažniausiai susidurėme su atvaizdu tos tikrovės, kuri mums žiniasklaida, o žiniasklaida nekabo ore ir jinai, kaip ir kiekviena gera propaganda, jinai gali veikti tada prasmingai, kai jinai yra tam tikram kontekste ir tas būtų elementų tokių suma, kaip įtraukiant visą mūsų gyvenimo aplinką, tai mediciną, paimtumėm religiją, pagaliau visa kultūra, švietimas ir mokslas, tai jau tame tarpe sudaro tą sistemą, kurioje veikia žiniasklaida ir tai yra ta tikrovė, kurią mes esame įsodinti. Ir būtent šią tikrovę, šią artimąją tikrovę pavadinkim, kuri mums yra pažįstama kasdien be jokių LSD trybų, kaip dar čia paminėjo, ką tik tai jie galbūt mums jau yra pats metas nurengti, galbūt demonstruoti pilnai, nes jos tikrumu, jos autentiškumu, aš manau, mes kiekvienas suabejojame kasdien ir taip prasmingai peržiūrėti, nes čia yra toks paradoksas apie tikrovę, lyg atrodo galima būtų kalbėti tik tai galbūt kvantinės fizikos specialistui, gal dvasinio meistrui. Iš kitos pusės tikrovė, bet artimoji, jinai užtraukta mūsų kaip oda ir mes kiekvienas galim kalbėti apie ją, galbūt net mums verta ir mes jau turim pagaliau kalbėti apie ją, ne apie jos apraiškas, bet pabandyti lyg atsitraukti kiek įmanoma už tikrovės ribų, lyg pažiūrėti iš tos pozicijos, kur kino mechanikas rodo filmą, taip pamatyti ją iš šalies. Tai nėra lyg lengvas sumanymas, kaip sako mūsų politikos prispausti žmonės Lietuvoje, o kam dabar lengva, kitaip tariant, tai yra lyg tai sunkus sumanymas, bet pabandykim. Aš manau, tiesiog ne tiek kreipiant dėmesio į mano tokius bandymus apibendrinti, galbūt ir tai, ką man yra išpuolę anksčiau pristatinėti Laisvajame universitete ir dėka Laisvo universiteto, tai kaip ir tokias temas kaip žmonijos valdymo problemos ir paslaptys, žmogaus kilmė, raida, remiantis alternatyviais šaltiniais, nežemiškų civilizacijų problema, įvairiant kartais psichodelinio roko valandėliam. Visi tie dalykai sudėjus kartu, aš bandžiau jas suvokti, kas tai galėtų būti apibendrinta, apie ką iš esmės tai galėtų eiti kalba, kas būtų aktualu kiekvienam iš mūsų, aktualu kiekvienu metu. Ir tai išeitų tas, kad pagaliau tai yra kalba apie tikrovę, kaip mes ją suvokiam ir kaip man prasminga būtų ją peržiūrėti, nes esmė ir tame aš sakyčiau, kad tie, kas iš tikrųjų valdo pasaulį, jie išmano tikrai apie tos dalykus, tai tikrai supranta, kaip tikrovė veikia, kaip žmogus ją suvokia, kaip priima ir tokiu būdu mes atsiduriam galbūt visai rimtos manipuliacijos aukomis kartais tikrovėje. Taigi, keletas tokių bendrų pastebėjimų dar prieš tai būtų gal vienas iš jų, tai vis dėlto teiginiai, kad tikrovę galima būtų pažinti pilnutinai, ją visą ištyrinėti, suprasti, suvokti, net jei tai eitų iš kvantinės fizikos, bet su lūpo, iš dvasinių meistrų lūpo, ar
iš seniausių patikimiausių šaltinių. Vargu, ar tai būtų pilnai įtikinama ir prasminga, ir ar mes nesuabejotume, nes visgi ta tikrovė, kurią aš įtraukčiau sampratas, kaip savo atveju kalbam, kaip gyvenimas, pasaulis, visata. Tai tikrovė apimtų visą tai ir būtų dar daugiau. Tai visi šitą didžiulę sampratą įtraukus, joje visada būtų kažkoks nepažinumas, nepasiekiamumas, kaip dalis, kaip sudedama dalis tos tikrovės, tiek, kaip mes esame žmonės žemėje, tiek turbūt ir liktų, kai mes jau, kada eisime link amžinybės ir praeisime visus sluoksnius savo žmogiškumo, praskrisim pro žvaigždžių vartus ir atsidursim kažkokioj būty, kuri yra absoliuti ir jau viskas bus aišku, kažkokia metafizinė prasme. Galbūt tada taip, o kol kas tas nepažinumas, ta juodoji masė, juodoji materija, tamsioji energija, nes tada liks kaip tikrovės dalis. Nepaisant to, mes galim suprasti labai nemažai ir galime operuoti tikrovę, net ir nežinant, kaip jinai veikia, net pilnai nesusigaudant, kaip veikia tikrovė, net tikrovės, ar kaip tikrovės lygmenys, su kuriamis susiduria sąmonė. Net nepriklausomai, kiek mes apie tai žinome, mes galim tuo net manipuliuoti, toks avantiūrizmas būdingas žmogui galbūt. Ir taip yra daroma. Tai yra vienas dalykas. Ir kitas pastebėjimas, toks iš bendresnių, tai būtų, kad rytų religiniai mokymai, taip pat atitinkamos pasaulėžiūros visame pasaulyje, turi bendrą nuostatą, kad ši tikrovė, net ir tavo paminėta didžiulė tikrovė, kurie eina visą tą pasaulio gyvenimas ir pagaliau mūsų ta kasdieninė tikrovė, jinai yra iliuziška, jinai yra iliuzija. Kaip Maja, tas terminas iš sanskrito, žinomas iš raštijos paminklų, ne visada reiškia tai, bet dažniausiai kaip iliuzija pasaulio, šio gyvenimo, šios visatos. Ir tas atitinka taip pat šamanistiniuose mokymuose, galbūt labai žinomas vienas iš tų mokymų yra Kaldos Kastanedo autoriaus pristatyto Jaki šamanų toltekais, jie save vadino, kaip toltekų linija, žmonės praktikuojantis magai, vienas iš jų buvo Don Juanas Matusas, daugiau gal žinomos tos knygos ir tas mokymas, ir taip pat jie kalba apie tikrovę, kaip apie pavydalais neišreikštą substanciją, kaip energijos okeaną. Tai žmogus kaip kokonas, tokios energijos, su antenygė yra, kuriais tik tai surenka į tašką, kaip informaciją surenka į surinkimo tašką, vadinamą informaciją ir sukuria tą tikrovę. Kažkuria prasme mokslas taip pat teigia taip, kad mes gauname elektromagnetinius impulsus aplink esančius ir mes filtruodami per savo individualią sąmonę, kuri taip pat yra iliuziška, sakykime, kažkuriam laikui mums duota ir mes ją išlaikom kurį laiką, kol gyvenam. Bet mes per ją būtent sukūrėme tą pasaulį, kurį mes matome išorėje, kurį mes patiriam, nepaisant, kad jis yra kietas, kad jis yra tvirtas, kad yra statiškas, bet tai yra kaip ir mūsų sąmonės susitarimas taip pat. Taip teiktų ir pažengęs mokslas, kvantinė fizika ir taip pat tie šamanistiniai mokymai ar mistinės filosofijos rytų. Tas šioje vietoje artina tą mokslą su mistiniais teiginiais, kas darosi labai įdomu stebėti, nepriklausomai galbūt, kad aišku, mes nesam nei gal mistikos didelis žinovai, meistrai, nei kvantinės fizikos specialistai, bet visgi mes žmonės, kurie išgyvena tikrovę ir galim daugiau kažkaip bandyti suprasti iš vienų iš kitų šaltinių imdami. Taigi, dar kalbant apie tą iliuziškumą, tai gali būti begalinė kalba ir istorija, aišku, pati savaime ta tema, bet gal svarbu dar paminėti būtų, kaip iš minėto šamanų mokymo, kurį atstovauja Don Juanas Matusas, Kaldos Kastanedos knygose, kas būtų populiariausias šaltinis, nors ne vienintelis, žinoma, to mokymo ar panašaus mokymo šamanistinio, bet vis tiek labai spalvingas, toks įspūdingas šaltinis būtų. Tai jų teigimu, ta tikrovė, kurią mes suvokiame, kurioje mes esame, jinai yra tarytum prikabinta prie mūsų tos esybės, per mūsų vidinį dialogą, kaip teigiama, per mūsų pastovų besisukantį dialogą, per mūsų žodžius ir mintis, kurie ištisai veikia, kurie dirbantį mūsų sąmonę kaip generatorius pastoviai suka kažką.
Tai vat, per tą dialogą tarytum mes ir esam prikabinti prie šitos tikrovės. Pasak jų, ir kai dialogas nutyla, kai mes pasinėrėme į tikrą tuštumą, minčių prasme, kai jų nelieka, kai vyksta tai, kas žinoma žmonėms, aišku, iš kitų praktikų, meditacijos, iš kitų mokymų, tai tik tai tada vat, tikrovė pradeda plėstis ir supratimas pradeda keistis, viskas pradeda evoliucionuoti, mūsų supratimas pradeda augti. Tai čia vienas iš tų pastebėjimų, kuris galbūt privestų nebūtinai iš šitos pozicijos, bet ir iš kitų vietų, ką mes spėtume aptarti, tai prie to, kad kažkuria prasme šis pasaulis yra sukonstruotas iš žodžių, iš minčių, iš sampratų. Tai taip pat galima būtų paminėti santykėje su žmonijos ar pasaulio valdymu, ar kaip mes pavadintume, nes tie, kas iš tikrųjų turi tam įtaką ir valdžią, tai jie tikrai taip pat supranta, kad pasauliu reikia įtakoti sampratomis, žodžiais, idėjomis, tai yra pirmiausia, nuo ko tai prasideda iš tikrųjų valdymas, pirmiausia. Tai būtent žinant labai giliai šitos metafizinius, galima sakyti, reiškinius, tai yra mąstoma, aš manau, tose sluoksniuose, tose kabinetuose, uždaruose, kur yra pasaulio valdymas. Tai yra nepaprastų tokių administracinių politikų dienotvarkėje šitie reikalai, bet ten kažkur aukštosios sluoksniuose tas tikrai žinoma. Na, o dabar galima būtų šiek tiek paįvairinti vaizdiškai tą tokį pristatymą, kurį aš nenorėčiau labai užtemti, aš manau, gal bus įdomiau po to mus bendrai daugiau aptarti ir tiesiog kai ką pailiustruoti dar, ką galima būtų apie tikrovės tokius kaip aspektus paminėti, jei tai įmanoma, nes tai begalinė tarytum kalba, bet vienas dar iš tokio apibūdinimų tai galėtų būti tikrovė, kaip būdavo ne vieno autoriaus ir tyrinėtojo pateikta tokia analogija, tikrovė yra kaip kokia radijo laida, kaip dažnis, kurį mes gaudom, kas panašu būtų ir tam šamanistiniam mokyme, lyg mes gaudom tos impulsus iš tokio kvantinio lauko, galima reiktų sakyti, tokio visuomenio lauko, kaip kvantinė teorija vadina dabar prisikasus iki mažiausių dalelių materijos ir supratusi, kad ta materija praktiškai beveik neegzistuojanti, kad tai yra toks visuotinis laukas, energijos okeanas, kur visa tikrovė yra tik tai pulsavimas, tik tai vibracijos. Ir mes, kaip tarytum, kokie radijo imtuvai, galim gauti tas vibracijas ir nusistatę į tam tikrą dažnį, kaip mes kaip radijo laidą gaudom ir tai tampa mūsų tikrovė, arba kaip kompiuteris gaudo internetinį ryšį, kaip ir būtų analogija, aplinkui nieko to nėra, nieko realaus, nieko matomo, bet kai jis pagauna, jis sukūrė tą tikrovę, ta visa tikrovė iš tuštumos, iš nieko. Ir tas duotų gal tokį įspūdį, tokį pavyzdį geresnį, tiesiog įsivaizduojamų būdų ir tai, kad gali būti tų tikrovių daugiau, sakykime, kaip teigiama. Kaip teigia tie žmonės, kurie duoda šį pavyzdį, kad tai daugiau laidų, daugiau radijo dažnių ir jeigu bendrai tas dažnis šiek tiek išsiplečia, tai mūsų sąmonė išplečia šiek tiek tą dažnį, kaip tik įeina į tą mūsų gaudomą tikrovę, į tą mūsų gaudomą laidą, įeina ir reiškiniai, kurie iki tol mums atrodė kaip anomaliniai, kažkokie vaiduokliai praplaukia, kažkokie keisti objektai išlenda, kažkas tokio bendrai pasikeičia mūsų tikrovės suvokime, tai lyg tai mūsų prasiplečia dažnis. Bendrai ta tikrovė gali būti nusukta ir nueita, pakeistas dažnis, ir mes visai kitą tikrovę galėtume priimti, bet tai būtų panašiai kaip šamanistinė mokyme, būtent aprašytam Karlos Kastanedos knygose, būtent taip ten vyksta, ten tikrovė yra tiesiog permainoma. Žmogus peršoka į kitą, grįžta atgal, ramiausiu būdu, taip yra aprašyta detaliai, kaip tai vyksta. Sunku galva sutalpinti tai, bet būtent taip yra aprašyta kaip praktiniais užsiėmimais patikrinta tikrovė, kurią išgyveno pats Karlos Kastaneda.